Gerai, palauk, čia dabar gražiai paleidžiam. Čia palei šoną. Nu, metam. Opa, te. Labas rytas, žvėjai. Važiavom prie kateriuko, susikrovėm daiktus. Chebra jau išplaukė. Mes irgi taip pat jau judėsim. Šiaip tai dar tamsu. Kol nuplauksim į vietą, tai užtruksim gerą pusvalandą, manau, jeigu nedaugiau. Žmonės sulipo. Turbūt nieko nepalikom šiandieną kaip ir bandysim pagauti šlakį. Tai va, kaip mums seksis, matysite video. Prieš einant į jūrą visada reikia prasinešti pasieniečiams, duoti šiek tiek informacijos, ką mes veiksim, kur eisim. Impulsas 3, LT 19328. Kas kviečia Impulsas 3, pakartokite. LT 19328. Taip, supratom, toliau diktuokit. Labas rytas, 1+2, Lietuvos piliečiai, prašom leidimą į jūrą, dokumentai tvarkingi, eisim į pietus, grįšim iki 21 valandos. Tikslas žvejyba. Supratom, galite vykti. Dėkui. Ką, važiuojam? Impulsas 3. Nu ką, atplaukėm iš žvejybos vietą. Pradėsim leist meškeres. Kažką liktais rodo. Visokių čia daikčiukų. Skutės. Čia visokias išbandysim. Oras geras. Radom jūros vandenį. Tai susileisim. Žiūrėsim, kaip mums čia seksis. Žmonės pirmą kartą leidžia meškeres vėliau, kad patys užsimestų savo sparną. Į vandenį pakitė vanduo spalvą. Vienai va, žiūrėk. Pirmas kaip įman.
Šitą, ne meškerė? Ne. Tikrai šitą. Patraska šitą, va, kurią aš laikau. Žiūrėk, visada išsimuši laivelį. Hopa! Opa, išsimuši. Jo, yra žuvis intraut. Traukimas vyksta to. Ant savęs, va taip, pumpavimas. Surenki ir vėl, surenki ir vėl. Važiuojam. Opa, va, gerai. Sanuolis. Neskubėk labai, stop. Gal neblogas žuvis. Stop, 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 Mariau, per daug tas yra prisuptas, turi duoti. Leidžiam šitą, važiuojam vėl. Gerai. Aš paimsiu paskui. Iškart pamačiau kalniukus ir buvo pakilimas į... Gerai. Jo, tai pabiškutį pumpuok. Все, atėjome 11 metrų. Galim paduoti 5 laipsnius. Visada toksai pumpavimas vyksta jo. Opa. Šlakiukas. Žuvis. Ką? Žuvis. Opa, žvakė darė. Gerai, Linai. Šių metų pirmas kibimas. Matas nelegalas. Kažkaip tai pafilmuosiu, aš toj. Tu kaip pritrauksi čia prie šoną, eik vieną pusę, eik kitą pusę. Gerai, mes yra žemai visada. Opa, ir pumpuok, pumpuok, pumpuok. Tuk, tuk, tuk. Jo, mažiukas, pirmas lakiukas. Taip, skabinti savo žuvį. Ką, nelegalas? Paleidžiam šitą. Nu, metam. Opa, te. Nu ką, trečias žuvis. Linai, pasirodyk. Pareina, bet nedidelis, greičiausiai šlakiukas. Kaip tik pradėjo lyst. Tartiem link Klaipėdos. Realiai netoli kranto, kiek čia nuo kranto, apie pusę kilometro kažkur.
mūsų pietus. Gylis apie 6 metrai, 5-8, buvo keletą parodymų. Atsilikinėjo laivelis ir tik sakau, reikia traukti. Dydžio didelio nebus, bet palei skaičių žuvis turėtų būti, jeigu pavyks ištraukti. Mažiukas, ne visai. Tai jau čia kelt su visu gal laiveliu netgi. Opa. Labai įspūdingų dydžių. Viskas. Nu ką, vis dar laukiam žuvies. Jūra visai nurimo. Oras geras, va, velkiaujam. Nieks nebekimba. Žmonės laukia kibimo. Sėdi jau telefonuose. Kur mes čia esam. Laukia turėjom 3 kibimą šitoje vietoje. Tai einam lingiau, va kažkokie tai parodymai, bet tie parodymai šiandieną mūsų negelbėjo. Tai va, tai čia sukom ratais, kvadratais ir žiūrėsim, kaip čia bus. Tai va, žodžiu, situacija tokia. Čia dabar 2 valandų, pusė 2 beveik dienos. Tai 3 šlakiukai. Iš tikrųjų nieko gero, bet kaip ir minėjau, kad varom tik tais, kaip sakant, pabandyti, pažiūrėti, kaip čia tas vanduo, kaip čia ta visa situacija. Matot, šalia kranto. Pirmą kartą šituose rajonuose velkiauju, kaip sakant. Žemiausią temperatūrą radom 7 laipsnius. Tai kuo ėjom arčiau molo, to buvo šaltesnis vanduo, kuo arčiau Nidos, to šiltesnis. Ką tai reiškia, kad nemažai yra pristumta marių vandens į jūrą, tai dėl to toks vandens skirtumas, manau. Laukiam to išvažiavimo, kaip sakant. Ką, 4. kibimas. Atsiliko laivelis, Marius traukė, bet čia jau tokio dydžio, kaip suprantu, kad kaip ešerys, jo. Yra, ar ne? Yra kažkas. Jo, čia tai geras. Žiūrėk, strimelė. Kel, nepaleisk. Ant stintos porcijos panaudosim. Žiūrėk. Turim strimelę vieną. Paėmė blizgę, bet žiauriai didelė.
Ką čia ženklas, kad reikia plaukti prie molo stintų gaudyti, ar ne? Tai va. Žodžiu, situacija tokia. Vienas strimelė, velkiaujant lašišas ir 3 šlakiukai. Ką vis plaukiam palei pakrantę, nieko nerandam. Žodžiu, yra didelis pliusas velkiaut su, kaip sakant, su kajutiniu. Už langų lyja. Stipriai lyja, nežinau, ar per kamerą matos. O čia va mes sėdim, kaip sakant, šiltai ir patogiai. Tai va, tai. Ką, dar biškutį, dar kokį pusvalanduką bandysim pavilkti, pažiūrėsim dar. Dabar einam po biškutį į švarų vandenį. Tai apsisuksim, eisim link molo ir prie molo sustoję bandysim pagauti stintą. Nes išeinant rodė arba stintą, arba strimelė. Bet kadangi jau jūra esi išplaukęs, tai nu, pabandyti jau vertai. Na ką, baigiam šiandieną žvejybą. Pavyko atsidaryti lašišų sezoną, tiksliau šlakių. Nes tikslas ir buvo šlakis, svarbu pavelkiauti jūrai, pagauti tą, kaip sakant, sidabrinę žuvį. Tai vienu žodžiu, rezumė tokia, kad pagavom 3 šlakius, visi nelegalai ir 1 strimelė. Tai va, tai didžiausias šlakis, nežinau, ten gal iki 1,5 kilogramo, nu, plius minus, nesvėrė. Tai velkiavom nuo Klaipėdos pietinio molo iki Juodkrantės, tam ruože. Tai va, vienu žodžiu, grįžtam po biškutį jau link molo. Bandysim pagauti stintą, nes būrių rodė iš tikrųjų, tai žiūrėsim, kaip mums seksis. Tai va. Gerai, ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškite paspausti patinka ant šio video, prašyti komentarą. Iki 5 karės pas pirmus. Nu va, grįžtant iš lašišų nusprendėm sustoti prie molo. Sutikom čia va, kolega va traukė strimelės. Va, šiek tiek prigaudėm žuvies, to aš irgi turiu pasikabinę. Meškerykotis perlinkęs, nu žiūrim, ką mes čia ištrauksim. O, 1, 2, 3, 4 strimelės. Žuvis įtraukiau. Tai kitas vakateris. O. Nu, Mariau, parodyk. Ir gaudom ant stintinių tiesiog avižėlio be jokių blizgučių, be nieko. Kie, Mariau, palauk, būtų gal dar vieną. O, situacija tokia. Pasirodo šitaip. Tai va, super, kimba.